Pasaulinėje parodoje Expo 2015 Lietuva dalyvauja jau 11 kartą. Lietuva prisistato dviejų identiškų korpusų sujungtų tilteliu paviljone balansas. Iš išorės akinančiai balti du kubai, tarsi visoko balansas tarp seno ir naujo, tradicijų ir inovacijų, natūralių produktų ir virtualių technologijų, teorijos ir praktikos. Jau 15 metų Lietuvos įvaizdį pasaulinėse parodose, kuriantis Lietuvos ekspozicijos generalinis komisaras Romas Jankauskas prisipažįsta, kad kiekviena paroda didelis iššūkis, tačiau bendrų pastangų ir tautiečių talento dėka šis atsakingas procesas tampa ne tik įdomus, bet ir labai įkvepiantis. Tos formalios motivacijos iš tikrųjų tai aš ir nejaučiu, todėl kad dažniau girdi priekaištus, kaltinimus, įtarinėjimus, įvairias insinuacijas, neva tau čia labai gera keliauti, gera lengva gyventi, labai šiltuose kraštuose ar egzotiniuose tenka pabūti. Iš tikrųjų tai tenka pabūti, bet tai tikrai nėra lengvas darbas. Todėl, kad kiekvieną kartą kitoje valstybėje, kitoje netgi kultūroje, man teko dirbti Japonijoje, Korėjoje, Kinijoje, tenka viską pradėti iš naujo ir tikrai netapau ištikimas nei vienai iš tų kultūrų, kuriuose teko dirbti. Paprasčiausiai pagrindinis tikslas ir darbas ir užduotis yra pristatyti Lietuvą, kur tai bevyktų, ir stengiasi pristatyti savo šalį, kokia įdomi bebūtų ta šalis, kurioje ta paroda vyksta. Aš manau, kad didžiausia motivacija, didžiausias motyvas tai yra tie šūksniai, džiaugsmai, nustebimai tų žmonių, kurie lankosi paviljonuose, kurie per tuos paviljonus pažįsta mūsų šalį, Lietuvą. Ir kiekviena ta tokia pozityvi reakcija, ir kai jų būna daug, o tikrai paviljonus, pavyzdžiui, Japonijoje aplankė beveik kaip pamenu, beveik 2 milijonai žmonių, Kinijoje apie 6 milijonų žmonių. Iš viso tuose 5 parodose, galima sakyti, Lietuva per Lietuvos paviljoną pamatė 10 milijonų žmonių. Ir iš jų dauguma, absoliuti dauguma buvo patenkinti tuo, ką pamatė, ir tai juos sudomino. Ir tai yra tikrai didžiulis motyvas. Kitas motyvas yra tai, kad pristatant Lietuvą tenka susidurti su geriausiais iš geriausių Lietuvos žmonių. Tiek menininkų, tiek žurnalistų, tiek politikų, tiek savo srities meistrų, kurie atvyksta pristatyti Lietuvos, ir tuo pačiu jie tampa tavo draugais, tavo kolegomis, nes darome tą patį. Ir tai tos pažintys, tos galimybės pažinti tiek Lietuvą, tiek kitas šalis, aišku, yra didžiulė motivacija. Bet aš labai džiaugiuosi, kad Lietuva nesiblaško ir labai tikslingai šitame formate pasaulinėse parodose dalyvauja. Skirtingai negu kai kurie mūsų kaimynai, kurie čia pateikia paraišką, čia vėl atsisako, skaičiuoja pinigus. Skaičiuoti pinigus reikia, bet Lietuvos dalyvavimas tikrai bent pastaruosius 10-15 metų tikrai nebuvo labai brangus, lyginant su kitom valstybėm, lyginant su tuo, kokią naudą jos duoda. Sakykime, jeigu Lietuvoje gyvena 3 milijonai žmonių ir jeigu dabar labai brangus šitas projektas mums Lietuvai, nors pačioj parodoj vieni esame iš mažiausio biudžeto dalyvių, tačiau Lietuvai tai dideli pinigai, beveik 4 milijonai litų. Bet kai pagalvoji, tai kiekvienas Lietuvos žmogus, tam, kad jo šalį žinotų, paskiria, atiduoda šiek tiek daugiau negu 1 eurą. Anksčiau tai būdavo galima skaičiuoti litais. Pavyzdžiui, kada buvo paroda Japonijoje, Kinijoje, tai maždaug kainuodavo po 2-3 litus kiekvienam Lietuvos žmogui. Tai kaip aš lygindavau, kad tai kainuoja autobuso, troleibuso talonėlį. Ir su tuo autobuso, troleibuso talonėliu tu parodai kitos tolimos, ypatingai svarbios strategiškai ar tikrai didelės, tikrai sėkmingos šalies gyventojams, parodai Lietuvą, pristatai, tu juos atvedi į Lietuvą. Ir ta kaina, ta vertė yra 1 troleibuso bilietėlis. Kaip žinome iš istorijos, tai prieš okupaciją Lietuva oficialiai dalyvavo 2 parodose, Paryžiuje 37 ir Niujorke 39.
ir dalyvavo net tada, kai pačios Lietuvos kaip valstybės neegzistavo, tai 900 metais, būdama carinės Rusijos priespaudoje, Lietuva sugebėjo Paryžiuje, pasaulinėje parodoj, pristatyti save kaip tautą, turinčią labai originalius, labai vertingus tautinius drabužius ir, nors ir draudžiama, bet klestinčią tuo metu lietuvišką spaudą išeivijoje. Tai buvo padaryta žmonių, inteligentų, patriotų, kurie surinko nuo 5 centų amerikietiškų iki daugiausia gal $100 aukas ir sugebėjo už tos pinigus prisistatyti pasauliui, net neturėdami dar valstybės. Kiekvieną dieną lankosi delegacijos, kurioms vadovauja tų šalių premjerai, prezidentai, karališkų šeimų atstovai, spykeriai. Tikrai lankosi daug specialistų ir daug paprastų žmonių, ypač jaunimo. Mes stebimės, kad kartais italas paklausia mūsų, kad kur yra ta Lietuva ar kokią kalbą jūs kalbate. Bet tikrai neturėtume to stebėtis. Mes italų sutinkam Lietuvoje daug ir daug bendrų projektų, bet mūsų 3 milijonai italų į Lietuvą atvyksta per metus galbūt 10–15 tūkstančių, bet nedaugiau. O joje gyvena 60 milijonų žmonių. Jis yra 20 kartų daugiau žmonių turinti negu Lietuva ir nieko nuostabaus, jeigu jie čia dar nežino. O čia kiekvieną dieną dabar pereina 10 tūkstančių moksleivių ir jie linksniuoja, eidami pro paviljoną, linksniuoja Lietuvos vardą. Žiūrėk, Lituanija, kiti prisimena, dar yra Letonija, dar yra Estonija. Ir jau deda į tą kontekstą, susipažįsta ir jiems tai įstringa ir tai manau, kad ilgam. Kiekvieną kartą ruošiantis parodai reikia pagalvoti apie kelis potencialius tos parodos lankytojus ar tiesioginius ar virtualius ar netiesioginius, tai visų pirma ta paroda ruošiama tai šaliai, kurioje ta paroda vyksta. Čia konkrečiai paroda Italijai, italams. Šitoje parodoje skirtingai negu Azijoje, tolimose šalyse, publika bus margesnė ir tikrai atvyks iš daugelio Europos valstybių daug žmonių ir net iš tos pačios Kinijos atvyks beveik 2 milijonai žmonių. Tai planuojama maždaug Liepos-rugpjūčio mėnesį kartu su pagrindiniu turistų srautu. Labai padaugės turistų iš Azijos, iš Amerikos. Aišku, reikia galvoti apie visą pasaulį. Tada vėlgi, kaip pristatyti tą Lietuvą vienai šaliai, kaip visam pasauliui. Ir dar yra labai viena auditorija svarbi, neabejinga, tai pati Lietuva. Jinai dažniausiai mato tą parodą, ypač jeigu jį labai tolimoj šaly, mato per žiniasklaidą, kuri paprastai gaudo tik tai blogas žinias ir jeigu blogų žinių nėra, o jų dažniausiai tiek ir nebūna, tai tada tų žinių kaip ir išvis nebebūna. Mes dažnai save įtikinėjam, kad mes esame valstybė, kad mes esame lietuviai, kad mes turime labai gilę istoriją, labai gražias tradicijas, labai gerus patiekalus ir daug ką gero turime, tarsi mes to neturėtume. Mes patys save per dažnai įtikinėjame, per dažnai ginčiajamės ir patys savo užduodame bereikalingus klausimus. Lietuviškas patiekalas cepelinai ar nelietuviškas? Gražu pristatyti užsieniečiam šaltibarščius ar negražu? Ar tai protinga ar neprotinga? Mūsų senamiesčiai ar mūsų kaimo turizmas, ar nepasirodysim čia kaimiečiai, ar nepasirodysim čia kažkokie atsilikę ar panašiai. Manau, nieko mes neturime abejoti ir rodytis tokiais, kokiais esame, nes kvailiausia yra pasirodyti kitokiais negu esame, nes ta yla iš maišo labai greit išlenda. Vos tik tai tie susižavėję mūsų šalimi lankytojai parodos atvyks į mūsų šalį ir pamatys visai kažką kito, negu kad yra joje, tai bus nusivylimas. Ir priešingai manau, kad mes kaip tik turėtume, žinoma, kad tai turi būti, turime stengtis rodyti, ką turime geriausio. Ir čia ne tik Expo parodoj, visur, ir Eurovizijoje, ir sporte, ir bet kur, visur turi būti dalyvauti patys geriausi, ir architektūros bienalėse, ir bet kuriam kitam žanre tikrai, kada yra gaunama pasaulinė scena, ten turime rodyti geriausio, ką turime. Bet žinoma, tai nėra vien ta tapatybė ir ne tai apibrėžia tapatybę. Mes garsėjame pasaulyje, kad esame labai stiprus lazerių gamyboje, kūrime. Aš nei vienoj Expo parodoj dėja dar neturėjau lazerių ir gaila. Buvo bandymų, bet dėja
tai neįvyko. Mes esame labai stiprus genų inžinerijoje, kitose aukštose technologijose, bet kažkaip, aišku, galbūt verslui, galbūt tam pačiam mokslui kartais neapsimoka pusę metų sėdėti parodoje, kurią lanko moksleiviai ar seneliai ar pensininkai ir bendra publika. Galbūt, bet manau, kad valstybė turėtų ieškoti galimybės tuo sudominti būtent pačius stipriausius, pačius geriausius, kad jie irgi prisistatytų pasauliui, kad ir Expo parodose. Pasaulio tautiečiams tai noriu pasakyti, kad jie yra pati geriausia mūsų publika. Tikrai tuose paviljonuose apsilanko daug Lietuvos išeivių ir čia jau turėjome ir lietuvių iš Amerikos, ir iš Brazilijos, ir iš kitų netgi tolimų šalių. Ir labai smagu, kad jie, kai kurie jau net nebekalbantis lietuviškai, bet jie labai smagiai prisipažįsta, kad jie turi šaknų Lietuvoje ir matyt, tai irgi reiškia, kad paviljonas nėra blogas, jeigu visai negėda jame prisipažinti ir surasti savo šaknis. Bet iš tikrųjų tie, kurie jau kartą pakelia sparnus, tai jie neskristi negali ir iš tikrųjų jie lankosi tose parodose ir tikrai dalyvauja tam tarptautiniam gyvenime daug drąsiau negu tie, kurie dar nėra pabandę iškelti sparnų iš savo šalies, bent trumpam, aš tikiuosi, visi galvoja apie sugrįžimą į tėvynę. Šita publika yra tikrai pati mieliausia, nes jie tikrai labai ir ilgisi Lietuvos ir džiaugiasi tuo, kad ją čia turi, net ne tik Lietuvoje, bet ir bet kuriam pasaulio krašte. Pavyzdžiui, Japonijoje per nacionalinę dieną mes sulaukėm 35 ir 40 studentų iš Los Andželo šokių tokio kolektyvo ir tai buvo tikrai labai gražus indėlis, tai buvo neapmokėti, nenupirkti, nepasamdyti muzikantai, o žmonės atvažiavę iš visiškai kito pasaulio galo ir tikrai labai smagiai pasirodė. Aš manau, kad ir čia mielai sulauktume ir šokėjų iš Australijos ar iš bet kur kitur. Aš manau, kad ir šventė Čikagoje, kuri vyks kaip tik prieš mūsų nacionalinę dieną, kurioje dalyvaus ir pavyzdžiui, Belkanto choras, kuris po to kaip tik koncertuos čia Italijoje, Milane. Tai manau, kad irgi galbūt prisivilios ir iš ten, ir iš Čikagos, ir iš kitų Amerikos ar Latino Amerikos šalių žmonių, kurie tikrai vienur ar kitur keliautų, bet būtent pasirinktų šiai vasarai tikslą pabūti Milane, pasižiūrėti, kaip čia atrodo pasaulis ir kaip Lietuva atrodo tame pasaulyje. Aš tiesiog nežinau geresnės progos Lietuvai demonstruoti savo tapatybę, ją parodyti, kaip būtent dalyvavimas pasaulinėse parodose.